Sveiki visi, mėlieji ir mielosios. Aš esu Marius, čia yra Arminas, mes esame iš Flirtologų ir šiandien nebus Flirtologų laidos. Šiandien mes su jumis norim pasišnekėti tokiu klausimu, kur, tipo, man rodo, kur nes mūsų keliai išsiskyrė ir mes nepasidalinom nuomonėm, nepriėjom tokio bendro kompromiso, apie kam bus mūsų kita laida, kuri bus kitą trečiadienį 8:30. Ir aš siūlau, kad mes su Marium prognozuotume dabar, kadangi yra futbolo čempionatas, prognozuotume rezultatus, jums sakytume ir jūs statytume Top Sport'e ir laimėtume daug pinigų. Taip, aš prognozuoju, kad rusai bus išmesti. Gerai, užteks juokauti dabar, Mariau, tu pasakyk tik tiesą. Ja, mano siūloma tema yra apie stilių, ar mes siūloma tema yra apie mašinas. Marius sako, kad užtenka gerai atrodyti ir tipo jau nukabinsi mergą, o aš tai sakau, kad ne. Aš sakau, kad būtina gerai atrodyti, jeigu nori nusikabinti gerą mergą. Aš sakau, kad užtenka turėti BMW. Nu, žinai, nuo BMW tai dar irgi labai daug kas priklauso. Nu, bet 3 litrų. Tai mergom pofik, tai 3 dizelis, 3 litrų, universalas, tipo pilkas. Nu, drives. Nu, tai mergom niekas nesako, tipo, nieko tai nesako. Man, va, pavyzdžiui, gali būti įdomu, tarsi apie 3 litrų dizelį, ten, tipo, gera trauka. Bet realiai, merginom visiškai nerūpi, kokia yra mašina, joms svarbu gražiai atrodo. Ir viskas. Bet kas yra dar svarbiau, tarsi mašina gali belia kaip gerai atrodyti, bet jeigu pats čiuvakas atrodys prastai, aš vos nepasakiau žodžiu iš CH raidės, jeigu pats čiuvakas atrodys blogai, jis iš vis net neturės merginos, su kuria galėtų eiti į pasimatymą, pas kurią važiuoti su tą mašiną. Jeigu turės gerą mašiną, tai turės pas ką ir važiuoti. Neturės pas ką važiuoti. Neturės, sako. Tu durns. Nu, ta prasme, koks bičas gali sau leisti, prasme, sakykim, katyčių magnetai yra tokios mašinos kaip Maserati, Ferrari, Užtenk BMW. Lamborghini, neužtenka, nu, 6 BMW nuliovas. Kiek bičų turi šaibų 6 nuliovai BMW? Tai jeigu ant paskolos. 3 nuliovai. Paskolos, jeigu im kiekvienas turi. Nu, ne. Ką tu čia šiaip žandas? Tipo, štuką eurų kiekvienas turi kas mėnesį atidėti ant BMW. Nu, aš neturiu. Tu net. Aš neturiu. Už tai gerai, ne kiekvienas, bet ta prasme, jeigu labai norėsi, galės turėti. Ne 6 BMW, gal kažkaip kitokį. Nu, žodžiu, koks skirtumas vis tiek. Nu, tiesiog, kad ir 3 BMW, ar ne? Nu, joks paprastas, normalus čiuvakas neturės šaibų, mokėti lizingo įmokų 3 BMW. Gali išsinuomoti vienam vakarui pasitaupęs pusę metų. Ir tipo, bet paeis, bet tą vakarą paeis, gali išsinuomoti, ir jisai, gerai, sakykime, nuskabins paną ir jisai negaus nieko iš jos, nes kitą dieną jis atvažiuos su Škoda. Troleibus. Tai jis gaus tą dieną, pirmą ir jam užtenka. Tu manai, kad gaus? Na, aš galvoju. Aš galvoju, kad ne. Tačiau, aš mašinos neturėjau 10 metų ir man labai sėkmingai sekėsi bendraut su moterimis. Labai sėkmingai. Dėl to, kad aš mokėjau apsirinkti tiesiog. Mokėjęs. Tai es nepažinojau. Gerai, nesvarbu. Tai, kad aš dabar turiu mašiną, yra susijęs tuo, kad aš iš pradžių susiradau merginą. Sužadėtinę savo. Ir po to tik tai mašina atsirado. Tai, kad aš anksčiau neturėjau mašinos, man visiškai netrukdė susirasti merginų ir mėgautis jų gerai, tai dabar esmė šilumą. Moralas kame? Moralas yra tame, kad aš manau, aš esu įstikinęs 100%, kad jeigu bičas nori turėti merginą ir apskritai turėti šansą turėti merginą, jisai turi gerai atrodyti. Ir, pavyzdžiui, aš dar atsimenu vieną istoriją, pasakojau prieš porą mėnesių. Tipo, bičas rašo man, sako, Mariau, be Mariau, tiesiog jisai nežino, kas man užneka, bet tipo, rašo Flirtas LT,
tipo, suportą ir sako, pas jūs šudina svetainė, man niekas netrašo. Nu, ir aš galvoju, nu, kas čia tokio gali būti. Ir aš pasižiūriu accountą ir jis atrodo, ne kažką. Sėdi, tipo, su juodu mėgstuku kažkokiu nudrizgusiu prie salotų nukrauto stalo, kur ten, žinai, nu, visiškai baisus vaizdas. Ir, tipo, toks susikūprinės, negražus, plaukai rebaluoti, ten, neaišku, kada apsikirpęs. Nu. Prasprūda žvirbliukas. Ir, tipo, ir aš jam bandau taip subtiliai užsiminti, tipo, kad, nu, bičia, gal tu susitvarkyk pradžiai, jeigu nori, kad tau merginos rašytų. Nes pažinčių svetainėse visi taiko į biškį geresnį levelį, negu yra patys. Tai automatiškai, jeigu jisai taiko į biškį geresnį levelį, tai jam nieks neatrašys. Nes jisai atrodo nereprezentatyviai. Ir jeigu bičas atrodo negerai, merginos su juo nebendrauja. Ir jisai negauna. Ir tarsi, ir jam gaunasi tokia situacija, kad, nu, užburtas ratas. Jisai negauna, nes nebendrauja, nes blogai atrodo. Ir blogai atrodo, nes nebendrauja, nes negauna. Nu, ir, tipo... Tai moralas, kame šitoj vietoj vėl? Mano moralas yra tame, kad bičas gali būti be mašinos, bet jeigu jisai prastai atrodo, jisai nemoka savęs prižiūrėti ir pateikti, tiesiog, rūbai, šukuosena, nežinau. Bet jis gali prastai atrodyti, bet turėjo daug šaimų. Taip nebūna. Būna? Realiai, kaip mergos su ten seniai susimet, kur... Bet jie neatrodo prastai. Iš kur tu žinai? Tikrai atrodo. Nu, tarsi, jie yra pakankamai prisižiūrėję. Nu, čia kaip kieno skonis jau? Jau apsirengia normaliai. Jeigu tau gal ir gerai atrodo. Ir tos panos pačios po to, žinai, padaro. Bet, nu, tipo, kalbėkim dabar apie paprastą čiavaką, kaip aš arba tu. Nu, va, kur gatvėj vaikšto. Ten ne tie, kur važinėja su Mazeračiais ar ten, tipo, X6 iš salonų. Nu, tai tokie bičiukai turės paprastą mašiną, kuri tikrai nėra, sakykime, kelnaičių numovėjas. Na, aš tai nesutinku ir viskas. Nu, nesutinku. Neįrodys. Žiūrovai sprendžia. Neįrodyk. Ta prasme, žiūrovai spręs. Balsuodami A arba B, aš esu A, čia yra B, aš automatiškai A yra teisingas pasirinkimas. Aš A. Nes aš esu pirmas variantas. Bet aš A, nes aš Arminas. Balsuokite už pirmą variantą, nes aš esu... Aš Arminas A, tu B... Stilius. Tai va. Ir pratęsiant mano monologą apie tą vaikiną, tai žodžiu, aš jam bandžiau subtiliai užsiminti, kad jisai šiek tiek painvestuotų į save, kad jisai gražiai atrodytų. Ir jisai maždaug sako, aš nenoriu apsimetinėti, jeigu mane myli tokį, koks aš esu. Bet tau nereikia apsimetinėti. Tarsi tu ir liksi toks pat, koks esi. Tu tiesiog atrodysi, turėsi prekinį išvaizdą. Tu nebūsi sumaltas, dulkinas, purvinas ir rebaluotas, ar apsirengęs močiutės megstuku. Tarsi tu ir nereiks išleisti daug šaibų. Pavyzdžiui, jeigu pasirinksit mano temą, aš pakviesiu į laidą stilistę, kuri pati iš savęs yra patraukli ir tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai. Ir jinai papasakos, kaip pigiai nebrangiai bičui apsirengti. Ir merginoms. Lygiai taip pat ir merginoms bus patarimai. Bus patarimai ir vaikinams, ir merginoms. Tai va, tai šitą aš galiu pažadėti. Tu čia bandai papirkti, ne? Čia bandai papirkti, ne? Gerai, aš nepapirkti. Ką, aš pasikviesiu. Aš ir galiu pakviesti. Škrastą autą, ką nors pakviesi, ateis ir papasakos. Pakviesi Valodę iš kiemo. Valodę iš kiemo pakviesi, nu. Ir ką jis pasakys? Nu, ir ką pasakys? Audi 8 buvo geriausia mašina, neužmušama, pilk Saliarą iš Baltarusijos ir jinai trauks ir važiuos gerai. O dabar va Saliarą iš Baltarusijos pilk į variklį kokį naujesnį ir viskas. Kažką tu čia sveiks konkrečiai. Tu sakyk žodžių esmę, nes jaučiu visiems atsiprašau. Esmė yra tokia, balsuokit, visi spauskit A, komentuokit A
ir sakykit, kad aš esu teisus. A, nes yra mano A. Tai, o jo ir B. Aš esu A. Aš esu A. Nu gerai, jisai. Tai Aš esu A, Arminas yra B. Jo, tai turbūt tuo, sorry tiesa, kad nereaguojam jūsų komentarus. Tiesiog režisierius šį kartą neleido, bet kitą trečiadienį būtinai išspręsime ir jūsų asmeninės problemas, todėl jeigu turite kažkokių klausimų, man, Arminui arba apskritai Flirtas LT arba mūsų būsimai stilistai, nes aš tikiu, kad jūs pasirinksite teisingai. Arba gal norite ateiti svečius pas mus ir pakalbėti su mumis. Kokią nors temą. Jo, tai parašykit. Jo, tiesa, jeigu turite geresnę temą negu mano ar Armino, tai irgi galite parašyti. Labai labai lauksim. Ir, man atrodo, baigiam šitą anonsą ir... Pagaliau baigiam. Ir tikėkime, kad jūs pasirinksite teisingą temą. Mano. Okay? B. Okay, viskas. Lietuviškas pažinčių portalas. Flirtas LT. Surask antrą pusę. Registruokis. Dabar. www.flirtas.lt Pažintys internete.